su jumis kanalas Presas iš Žvakės. Sveikuoliški receptai jūsų romantiškiams vakarams. Ir Simai, papasako, ką tu šiandien sugalvojai pagaminti. Šiandien pamėginsime pasigaminti sveikuolišką guakamolę tortiljams pasigardinti. Pasirinkome šiek tiek sveikesnį tortiljų variantą, tai yra tik salted. Jie sudaro tik 3 komponentai – kukurūzų miltai, druska ir saulėgrąžų aliejus. Norint pasigaminti guakamolę, mums reikės keletas avokadų, petražolių, vieno raudono svogūno ir šiek tiek citrinos. Aš gal papildysiu, tik tai avokadai turi būti pilnai sunokę, tokie minkštučiai, kad galima būtų iš jų tokią masę pasidaryti. Avokadus išlukštensime, kauliuką išimsime, visą minkštimą sutrinsime šakute, subersime petražolės, smulkintus svogūnus ir viską apipilsime šiek tiek citrinų sulčių. Taip pat reikės truputėlį himalajų druskos pagardinti ir šiek tiek juodųjų pipirų. Puiku, nu kągi, mes einame gaminti, pabandykite ir jūs. Skanu.